Profilaktinis patikrinimas tai yra gydytojo odontologo arba burnos higienisto atliekama procedūra, kuri yra labai svarbi tiek suaugusiems, tiek vaikams. Profilaktinį patikrinimą rekomenduojama atlikti kas 6 mėnesius, tai yra 2 kartus per metus. Atliekama labai elementarūs dalykai, yra apžiūrima burnos ertmė ir pakonsultuojamas pacientas, yra atsakoma į jam kylančius klausimus. Tai yra neskausminga, labai greita ir itin saugi procedūra, kurios metu gydytojas odontologas arba burnos higienistas įvertina, tai yra visą burnos ertmę, taip pat dantų, dantenų būklę, protezų, jeigu jie yra, mažųjų pacientų, taip pat įvertina dantų dygimą, kaip dantų kaitą, įvertina veido ir žandikaulių formavimosi anomalijas ir kuo anksčiau nustačius problemą, tuo galima paskirti anksčiau prevencinės priemonės. Patikrinimo metu yra įvertinamas tai yra plombos, ar nėra nuskilusios, ar nėra pralaidžios. Taip pat patikrinama, ar nėra prisikaupę apnašų, akmenų, kurios būtina pašalinti. Yra apžiūrimi visi dantis ir įvertinama, ar nėra danties spalvos pokyčių. Jeigu yra pokyčiai, tada bandoma nustatyti priežastį. Ir galiausiai po apžiūros yra paskiriamas vizitas kitam kartui pas burnos higienistą, jeigu yra akmenų, arba pas gydytoją odontologą, jeigu reikalingas dantų gydymas. Profilaktiniai patikrinimai realybėje nėra tokie dažni, kaip mes norėtumėm. Pacientai dažniausiai apsilanko tik atsitikus kokiai nors dideliai problemai. Klausiam pacientų, kodėl nesilanko dažnai profilaktiniam patikrinimui, tai dažniausiai sulaukiam atsakymo, jog jie bijo skausmo. Tačiau turiu nuraminti, profilaktiniai patikrinimai tai yra tikrai neskausminga procedūra. Kuo dažniau bus tikrinami dantukai, tuo anksčiau bus nustatoma problema ir jinai bus tikrai nedidelė, kurią bus gan lengva išspręsti. Tai rekomendacija, kad nebijoti. Šiuolaikinė odontologija tai yra tikrai moderni aparatūra, naudojamos modernios medžiagos, nesukelia nemalonaus pojūčio ir skausmo. Profilaktinis dantų ir burnos patikrinimas tai yra pigiausias būdas išsaugoti sveikus dantis, nes kuo anksčiau yra nustatoma problema, tai yra nustatoma dantų arba dantenų ligos užuomazga, tuo yra paprasčiau išspręsti problemą, tuo investicija gaunasi mažesnė. Brangus pacientai, tausokit dantis šiandien ir nepriekaištinga šypsena džiaugsitės ilgai.